Dabar populiarumas labai auga ir vėlgi, man kaip sakau, labai gaila, bet manipuliacijų yra labai daug. Ir žinot, kas yra, man tai vienas iš tokių faktorių, ko dar nesiū, kriterijų, sakyčiau, ko dar nesiū ir mūsų gydytojai labai plačiai. Tai yra, nes žmonės tai perka vienokius, vėlgi pagal savo finansinės galimybės. Vieni perka tokius, kiti skystus, kiti kapsulėse, kiti vaistuose. Ir visi klausia, ar man padės. Taip? Tai vienas iš kriterijų, sakyčiau, pasimatuokit omega-3 indeksą kraujyje, kuris dabar yra prieinamas. Susiorientuokit pirmą. Bent jau pasižiūrėkit, kas ten yra, kiek jums trūksta, kiek ten tų omega-6, omega-3, koks yra santykis. Jisai jums geriausiai. Nežinot, kaip yra. Kompanijos, tarkim, kurios omega-3 prekiauja, jos tarpusę konkuruoja. Mes geresni, mes tokie, mes ten taip ir taip. Tai kaip žinot, žmogui paprastam ateini tu į vaistinę, tai ten eilė tikrai didelė. Aš kiek pati kartus žiūrėjus, tai yra tikrai. Ir aš, pavyzdžiui, nežinočiau, tai ten vieni sako, žiūrėkit, DHR taip, iš tikrųjų DHR, EPR kiekis yra. Kiti, dabar žiūrėkit, atsirado irgi vieni, kadangi omega-3 labai greitai oksiduojasi, kadangi tai yra polinės sočiosios riebalų rūgštys, dėl dvigubų jungčių, labai greita oksidacija, tai dabar tą reikia apsaugot. Būtent oksidacija apsaugoma yra arba vitaminu E, dažniausiai, polifenoliai dabar prasidėjo irgi, tikrai energiškai veikia su omega-3, bet, kaip žinoti, jau tu paimi kelias pakuotės ir tu matai, tiesiog. Taip, bent 15 bus. Taip, ir žmonės, aišku, perka pagal finansinės galimybės, o omega-3, aš kaip sakau, reikia vartoti nuolat. Žinot, kaip yra, jeigu ten vitaminas D, tai kaip jo rekomendacija yra nuo spalio iki balandžio, nes pas mus saulė atsiranda ir tai mes iš saulės ne visada pasimsim. Omega-3, jeigu nevalgot žuvies, realiai reikėtų vartoti, tikrai, kad ateina vasara, tai nereiškia, kad aš nebereiks omegų. O jeigu aš vartoju karpį arba liną, tai iš jo nebus omega-3, iš tvenkinio. Tai va, tai jas reikėtų vartoti nuolat ir tada tas žmogus susiduria su, vėlgi ten kiekis, svoris žmogaus, visą tai pajėgumai, visi fiziniai. Tai aš jums pasakysiu, kad vėlgi tada vienas iš tų kriterijų tai yra omega-3 indeksas, tai aš sakyčiau vienareikšmiškai.